Antrą kartą pasimatyti su anūke atvykę Drąsiaus Kedžio tėvai pakraupę, informuoti, kad mergaitę jie gali lankyti kasdien nuo 4 iki 6 valandos popiet, atvykę anksčiau ir pralaukę beveik 1,5 valandos lauke, jie išgirdo, kad Deimantę galės aplankyti ne anksčiau nei 5. Vėliau su anūke Kedžiai galėjo pasimatyti tik gydytojos ir kriminalisto akivaizdoje. Dar vienas pareigūnas juos saugojo už durų. Kambaryje stovėjo vaizdo kameros. Vyras mano sako, čia tragedija. Sako, Stalino laikus geriausiai atsimenu, šitaip nedarydavau. Grinai mergaitė uždaryta į kalėjimą. Susiko, tu gal jūs tą mergaitę ką nors suleidot, net gaivinat. Aną kartą rado mergaitę susirietusias miegojo. Deimantę mum atvedė į tą kambariuką. Atvedė, negaliu sakyti, tai aš nepaklausiau, ar buvo miegojus. Tai praeitą kartą 4 valandą po 4 miegoju, dabar vakarienę, ką jiems čia duoda, valgyti turiu už tai negalėsiu. Mes šitą įstaigą visai nepasitikėm. Nes mergaitė, kaip reikėjo, ant komisijos psichiatrinės. Tai visą laiką Ūsas tas ir Šalaševičiūtė ir visi tik čia. Ką čia beveik, kada yra, ekspertai daro, ką reikia. Ne, čia uždaryti nori. Tai yra kalbos sklando gandai, kad atseit gal vaistų kokių duos, kai jinai kur reiks pakreips. Ja. Vaiko raidos centre situacijos komentuoti nebuvo kam. Durys pas anūkę nors ir gerokai vėliau Kedžiams atsivėrė, priešingai nei parlamento vartai. Kreipimusis Seimo frakcijoms ir parlamento pirmininkiai paruošę ieškomo 2 žmogžudystėmis įtariamo Drąsiaus Kedžio tėvai juos paliko priimamajame. Anot Laimutės Kėdienės, jie prašo prie sudaryto klausimyno generaliniam prokurorui pridėti papildomų klausimų. Tarp jų, kada atliktas asmenų susijusių su galimo anūkės prievartavimo atpažinimas, ar buvo patikrintos Kedžio pedofilija kaltinamo asmenų mobiliojo ryšio telefonų išklotinės, ar pas tuos asmenis buvo atliktos kratos. Kedžio tėvai taip pat prašo iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto, kol vyksta tyrimas dėl teisėsaugos veiksmų, pašalinti parlamentarą Petrą Gražulį. Esą pats Gražulis į jį besikreipusiam Kedžiui prisipažino su pedofilija kaltintu Andriumi Ūsu, turintis verslo reikalų. Informavo mano sūnų, kad jis artimai bendraujantis su vienu iš įtariamųjų seksualinio prievartavimo byloje. Tai yra Andriumi Ūsu, sakė, kad juos sieja verslo reikalai. Uždara akcinė bendrovė Judeks, kuri susijusi su Seimo nariu Petru Gražuliu, viena yra iš Eurotechnika, kuriai vadovauja įtariamasis Andrius Ūsas klientų. Parlamentaras bet kokius ryšius neigia. Aš jokių aplamai pats verslo neturiu ir jokių verslo reikalų aš neturiu. Kol pareigūnai ieško 2 žmogžudystę įtariamo Drąsiaus Kedžio, jo pedofilija kaltinti asmenys nors ir saugomi, ramybės neturi. Andriui Ūsui priklausančioje bendrovėje, kuriai šiuo metu vadovauja jo tėvas Aleksandras Ūsas, tvyro niūrios nuotaikos. Žmonės ypač išgąsdino nemalonus radinys. Prie įmonės durų darbuotojai rado vainiką su uždegtomis žvakėmis. Vainikas, be žvakės padėtos ant laikraščio. O buvo užrašas ant vainiko? Ant nebuvo užrašas, vainikas aprūdėjęs, vainikas, kaip sako, žvakės irgi senos sudegusios, kas laikraštį nežiūrėjom, čia policija aiškinas. Koks ten laikraštis buvo ir ant ko viskas. Tai nejauku truputį? Nu, kaip, žinot, visą laiką žmogui, atrodo, ne prie ko kaitino. Įsigandom, neėjom nei cechą iš pradžių, žinot. Uždėsim darbą pradžią, palaukiam, kol policija atvažiuos. Pareigūnai dar aiškinasi, kas galėjo padėti mirtį simbolizuojančius daiktus. Įmonės darbuotojai sako bijantis, kad tokios nemalonios staigmenos gali pasikartoti. Vieninteliu sargu vyrai juokais vadina iš Andriaus Ūso namų paimtą simpatišką šunelį. Esą kol šeimininkas saugomas, jo augintinis glausis pas tėvus. Dingus Drąsiui Kedžiui aiškėja naujų detalių. Praėjus 2 dienoms po kraupių žmogžudysčių, Seimo pirmininkė gavo ieškomo vyro laišką, antspaudas ant kurio rodo, kad jis išsiųstas tragedijos dieną. Tai iš tikrųjų mes tų laiškų gavo matyti visi, ne tik Seimo pirmininkė, bet gavo ir prezidentė, ir STT, ir VSD, ir generalinis prokuroras, ir Vilniaus apygardos prokuroras. Tai iš tikrųjų ten turiniai, galbūt ar turinys yra skirtingas, bet eina kalba būtent apie tos bylos, ikiteisminio tyrimo bylos tyrimą. Ne, jisai ar šeštadienį, ar sekmadienį dukros paprašė, sako, kai važiuosi į Molėtus, pasiųstų tuos laiškus, manau. Ir jinai įsiuntė. Ieškomo vyro motina, kaip ir jos dukra, laukia kitos savaitės, kai bus paskelbta, kam laikinai patikima Drąsiaus Kedžio dukters globa. Laimutė Kėdienė neslepia, kad ją globoti labai norėtų dukra. Nežinau.
daugiau negali būti, čia viskas mums tai grinai po gyvenimą. Praėjus vos kelioms dienoms po kraupių žmogžudysčių Kaune atjungta ir Drąsiaus Kedžio sukurta interneto svetainė, kurioje jis buvo paskelbęs filmuotą medžiagą su dukters pasakojimu apie tai, kaip su ja elgėsi tėvo pedofilija apkaltinti vyrai. Reporterės Ilma Silkauskaitė ir Edita Norkienė.